lankymo sezoną atidarė Prano Dzūko etnografinis muziejus. Tai didžiausias Lazdijų krašto muziejaus padalinys, kuriame galima susipažinti su 20-ojo amžiaus pradžios tradiciniu Dzūkijos kaimo gyvenimu ir papročiais. Šiemet Prano Dzūko muziejaus sezonas ypatingas. Duris atveria sodybos ūkinėme pastate įrengta moderni, tačiau į istorinę aplinką integruota edukacinė erdvė. Kviesime lankytojus patirti įvairius 20 amžiaus pradžios kaimo gyvenimo buities darbus ir padaryti juos savo rankomis. Tai, pavyzdžiui, pasigaminti duoną, šuškės vadinamas, mes taip dzūkiškai vadiname. Tai yra įvairaus kulinarinio paveldo, taip pat įvairioms kalendorinėms šventėms pritaikytos edukacijos ir senoviniai žaidimai, senoviniai žaislai vaikams. Šį sezoną lankytojų laukia ne tik naujos edukacinės veiklos. Norintys patirti tuomečio kaimo gyvenimą iš arti galės išbandyti nakvynę ant šieno. Teatralizuotame atidaryme į ūkinį pastatą atvežto šieno, kurį padėjo sukrauti Lazdijų rajono vadovai. Unikalu jaunajai kartai ir mūsų mažiesiems. Tai yra nepaprastai sentimentalus, malonus prisiminimas visiems, kurie prisimena senovinės veseles, giminės balius, kai kitų alternatyvų ir nebuvo. O galbūt tai ir buvo smagiausia vakaro dalis. Vienu metu naujame statinyje galės apsistoti 4 žmonės. Lazdijų krašto muziejaus internetinėje svetainėje joje yra visi mūsų kontaktai nurodyti ir susisiekti su mumis telefonu arba elektroniniu paštu ir galite užsisakyti edukaciją. Prano Dzūko sodyba atnaujinta tarptautinės partnerystės su Alytaus ir Suvalkų muziejais metu. Vienas pagrindinių tikslų – didinti pasienio regionų patrauklumą turizmui. Mano manimu, visų pirma reikia atsisukti į savo šaknis, prigimtį regioną, kraštą, kaimą. Taip pat reikėtų nepamiršti kiekvienam pasidžiaugti tuo, ką turi ir nemanyti, kad aukso kalnai ir svajonės pildosi tik už jų ir Atlantų. Mes patys čia turime labai daug, svarbu, kad tai suprastume ir puoselėtume. Unikalus projektas atvėrė duris, sodyba išsaugota ir puoselėjama, joje lankytis bus sudarytos galimybės visiems, neabejoju, kad mūsų Lazdijų krašto muziejus puikiausiai tuo pasirūpins. Ką reikėtų daryti? Priimti juos taip, kaip priimdavo mūsų protėviai. Šiltai, su meile, paprastumu, vertybėmis ir tiesiog tuo džiaugsmu mūsų kasdienės buities ir galėjimu joje gyventi, kurti ir daryti pačiam, mylėti gamtą, o ne per tą supratimą, kad tiek gamtą, tiek daiktą reikia mylėti, o ne su kovoti. Per vieną sezoną Prano Dzūko etnografinėje sodyboje apsilanko maždaug 1000 lankytojų.